Tai viskas. Žemės. Linkėjimai Suzuki Lietuva. Jau tie varikliai tai kosmonautiški. Spaudžia juodais, aišku, čia vėlavo pakankamai stipriai, tai matyt bandė atsigriebti. Kėdės nebuvo atsisėsti, tai atsitūpusi sakelę, bet toks visai smagus pasivažinėjimas. Tai bandau dabar nusigauti iki autobusų stoties ir pasigauti autiką į Kampoto miestą. What do you mean? You have? Ticket? Yeah. Do you sell tickets? Yeah, so tickets for me. So how much is it tuk-tuk to bus station? $5. But I can go for 7,000, so it's less than $2 on a Grab app. $3, okay, $3. You have ticket or not? I have the bus. You come by. No, I need a tuk-tuk now. On Grab app, it's 7,000 reals. So it's less than $2. $3, okay. No, I'll take it on the Grab app for less than 2. Nu tai va taip, žodžiu. Pradeda nuo 6 kartus didesnės kainos, bet yra toksai appsas Azijos šalyse, vadinasi Grab app. Tai ten kaina yra sąžininga, nereikia dėrėtis ir jos labai erzina. Tai prie iš karto žiūri į telefoną, ar tu esi appse ar ne, ir bando truputį paskeminti. Tai dažniausiai, jeigu pabando vieną kartą, antrą kartą jau sutinka su ta kaina, tai vis tiek tu palieki tipsų. Now we're taking tuk-tuk. Tuk-tuk? Where do you want to go? To the bus station. This one? Taxi? No, it's okay. Tuk-tuk is enough. Tai va. Kviečiam tuk-tuką ir važiuojam į autobusų stotį. Tai va. Už labai mažai pinigų, mažiau $1.5 jau. Visai šalia yra tuk-tukas. Vietoj to, kad imčiau žodžiu iš lempos kažkokį pirmą pasiūlymą. Tai dažnai turistai ant to pasimauna. Bet technologijos vietoj nestovi, tai vat juda mano tuk-tukas ir to jisai čia privažiuos kažkur tai. Nu va. Greit viskas čia vyksta, anksčiau turbūt buvo sudėtingiau keliauti, dabar kažkaip visi čia viską žino, visi greit reaguoja. O su tuk-tuku Azijai visadagi smagiau pravažiuoti negu su kokiu taksi. Tai tokios kaip po stoties čia net nėra iš tikrųjų. Yra tik tai autobusų daug labai pristatyta. Ir visi bando tave pasičiupt. Tai 10 eurų ir važiuojame. Šiaip tai nėra bloga mintis visada pasižiūrėti tokių oficialių kažkokių bilietų pardavėjų arba vežėjų. Šitie ant gatvės, tai jie tiesiog čia visur bando išdur tave ir kažkur ten sėsi į taksą, kažkur sėsi dar kažkur ten į minivaną ir ten ta kelionė paskui gaunasi keista. Šita užtruks 3,5 valandos su minibusu kažkokiu, nes jau vėlokai pasirodo čia nebevažiuoja kiti autobusai, o gali iš vis nevažiuoja taip dažnai. Ir stos 2 kartus, tai viskas, ko reikia, tai reikia tūliko kartais ir tiek žinių bandom įdėti. Tai ko laukiu dar minivaną, toks, kaip čia viskas veikia, ne tik tai čia Kambodžoje, bet visur. Tai jeigu tu pasiėmei vieną kažkokią transporto priemonę, tai jinai tave nuveš ten, kur jai reikia ir iš karto gydys, kad tu imtum jau ten sekančio transporto kažkokią tai bylą. Tai dabar tuk-tukas atvežė, jisai užlaikė, nelip plauk, tada jau kitas atėjęs skambinėja maždaug yra auka, galima ją pasinaudoti.
Nu va taip, žodžiu, viens po kito, vienas šis lysta į kitą šį. Yes to compot. Ơi, đặt con ra hai chục ký á. Ôi cô chào quá, con đi thăm bò tiền. Làm tao khao mới tin à. Rồi, con đi làm tao bò tiền. Đi tiền bò tiền. Bán tiền. Tai toks įdomus važiavimas, žodžiu, į Kampotą iš Šihanedilio. Uostas buvo prie Kohrongo. Nu, į Raseinius aš taip važiuodavau kažkada. Oh no, montage. Montagne, montagne, I know. Yeah, so how much is it? Montagne, montagne, you pay for me $4. 6,000? 6,000 real. Yes. The grab app price. I'll just take the grab. Pay to the Lao, okay? 8,000. Yeah, big tuk-tuk, easy for you, big bag. 8,000, okay, You sir? hate grab app, yeah? You hate it, it's annoying, yeah? No, but it's a fair price. If everybody drives for that price, you should also take it and just... Then it's fine. So I'll pay you even 1,000 more. Okay. Tai Kampotas ir tuktukas. Vėl bandymas, aišku, išdurti, bet labai nemėgsta šito appso. Ir viskas. Tai kelionė buvo labai linksma, labai duobėta, bet po to atsirado jau plentas ir va vaizdelis. Montagne resident. Yes. Ir va jau toksai vaizdelis čia atsiranda. Tai šiaip turėtų būti šiek tiek kaip Šveicarija. Aš taip labai tikiuosi, bet iš karto matėsi, kad šiukšlių beveik nėra. Nu, okei, yra, bet ne tiek daug. Ir viskas, tai įveikta. Šiaip kas važiuosit nuo Kohrong salos kada, tai turėkit omeny, kad ten gera valanda, gal pusantros tokių žiaurių žvyrkelių. Visai egzotiška, aš kadangi nesidomėjau, niekada nesidomiu, kad aha momento nesimtų, tai visai malonis staigmena buvo. Tai va, lėkiu į viešbutį, tiksliau dar neturiu viešbučio, važiuoju link vieno viešbučio ir turiu per daug vietinės valiutos. Ir kadangi aš čia jau link savaitgalį išsinešinti turėsiu, tai bandysiu mokėti vietinę valiutą, o ne su bookingu eurais. Something like this. Just check. Still a lot left. I need to spend it outside. Pay the 25 cents. Okay. Kambario turas. Pinigų 30 eurų nakčiai. Ir iškart kvapas. Rišutės toks visas. Kaip ir atsiliepimai nebuvo blogi. Bet kvapas, tas nelemtas kvapas visur. Tai tiek, žodžiu, nieko blatno. 408 kambarys. Jeigu kažkas į svečius norėsit užsukti, prašom, yra dar antra lova, trečia gal bus.
kvapas. Patarimas visiems. Pirmą užeit ir pasižiūrėti, koks kvapas. Tai kvapas nekoks. Patikrinimas dėl kvapo. 402 kambarys. Kvapo turi šiek tiek mažiau. Vaizdo čia nežinau, kažkas tai matas per langą. Mažiau šiek tiek kvapo. Gal turi dar vieną kambarį, kur dar mažiau turėtų. Leidžiamės aukštų žemiau. Kambarys 308. 308 kambarys. 301. Čia kvapas, sakė, turėtų nebūti. Tiesiog 3 dienas uostyti ten tą visą šutiesi, tai kažkaip nelabai norisi. Nu, čia gal ir visai nieko. Čia geriausias kvapas. Jo. Tai viskas. Įmam šitą dylą. 308 kambarys. Tai paskutinė vakarienė, tiksliau pirma, lochlak, kiaušas višta, kažkokie mėlyni ryžiai ir pipiriukai. Is it a new year or something? Yeah, Chinese. Okay, so that's how it's... Vietnam and Chinese New Year. So this Start, is... today is the first day for celebrate, and tomorrow holiday. Okay. Yeah. So you put everything to thank. Yeah, to say to the, I don't know, to the ghost. Buvo išsimiegota, ne kaip šiaip. Ir dabar buvo atvažiuota išsinuomota pirda. Pas čia tokią ponę, norėjo paso nedaviau, $300 depozitas ir galima važiuoti. Tokia gada nemaloni moteriškė. Ir dabar dar padanga pasirodė nelabai gerai, tai pripūs. Tai vienai dienai kaina yra $6, tai tas pats kas 5-6 eurai. Ir tiek žinių. Tai važiuoju Kampotą į plantacijas. Tai kaip atrodo kelionė iki Pipirų su pirda. Ir labai akmenuotas kelias, žvyrkelis aišku. Iš miesto išvažiavus, šoki į žvyrkelį ir leki. Tai tokia infrastruktūra irgi neišvystyta. Bet nėra, kad labai tragiškai. Įdomu tik tai, kiek čia tas tęsis. Tai pirmas sustojimas tokiai komerciniai. Plantacijai nėra labai įdomu, bet turi čia geros kavos, tai kažkaip norisi atsigerti visada prieš neriant gilyn. Šiek tiek pasižiūrėti, ką pardavinėja, dvigubas espresas. Thank you so much. Šiek tiek keista vieta ir jie per kolonkės paleidžia kažkokius paukščių garsus, kažkokiu tikslu, šiaip atrodo kaip kalėjimas. Be langų ir tvora spygliuota. Tai Kampotas garsus ne tik pipirais, bet ir mangais. Tai ar žinojot, kaip auga mangai?
Bet kabo jie štai taip. Tai didžiulės teritorijos mangų. Taip, o pačių pipirų plantacijų, būtent kampoto šitų sertifikuotų yra gerokai mažiau, kas šiek tiek ir džiugina. Ir paaiškinant, dėl ko jie tokie unikalūs, ten kiekvieno kampo tu jų čia nerasi. Tai dabar šiek tiek varinėjau po aplinkinės vietovės ir bandau šiaip susidaryti įspūdį, kas čia vyksta ir kuom čia visi kvėpuoja, o kvėpuoja mangais labiausiai. Ir netrukus atvyksiu į plantaciją. Šiaip girdit paukščių garsus labai intensyvius, tai čia yra kažkoks kaip kalėjimas pirmi rodžių. Ir tas garsas jisai netikras. Kažką jisai turi čia išbaidyti, aš kaip suprantu. Ir tokių garsų ir mieste yra praleista, jie atbaido kažkoks gyvūnus, turbūt. 3 kilo upload. From one pole. Yeah. Yeah, we call pole. Only 3 kg, Yes, which only is very 3 little. kg, yes, very little. And the third one is the overall management, the people, the team, and one more thing is mental health, because we use organic fertilizer. Yeah. It grows slowly, so it need our pay attention and taking care a lot of time. Yeah. When you said you're gonna harvest in March, Yes, harvest March. so Yeah. in the full maturity it gets in the 7 months or so. Đây là nó bị đặt cá bị 2 mảnh. Cá for mua quấy. Yes, 6 to 7 Yeah. months. Tai va toks niuansėlis ir viskas aišku daug skurdžiau. Jeigu privarai trąšų, tai aišku, tu turėsi didžiulius derlius, nieko čia naujo, mes Lietuvoje tą patį žinom. Ant steroidų užaugintas bulves ir visa ką. O jeigu tu to dalyko nededi, tai kaip ir su ekologiškais ūkiais visur, tiesiog turi daug mažesnį derlių, bet dėl to šiek tiek yra aukštesnė kaina. Bet paprastai pipirai puikiai renka visus kietuosius metalus ir panašius dalykus, tai gal ir gerai. Plus čia po to yra tyriami laboratorijose ir tada dar kartą yra tyriami Europai, jau gavus tas partijas. Tai tokia ekstra mylė šitose ūkiuose. Tai va, pirmas užėjimas į plantacijas, ūkius. Tai kampotas, kaip auga viskas, tai vat, matot, iš karto uždengta viskas šešėlyje, tam, kad negautų per daug saulės.
tam, kad prailgėtų brendimo laikas. Tai vadinama ištemptų metabolizacijos procesu. Dienos labai karštos, naktis šiaip pakankamai vėsios. Tas vėlgi padeda ištempti tą metabolizacijos procesą, tai per tą laiką pipiras sukaupia daugiau skonio, kvapo ir pipirino tame tarpe. Pakankamai unikalu ir sudėtinga. Tai Kampoto, Kambodžos pipiras auginamas va būtent taip, turi geografinės nuorodos protekciją ir turi labai daug taisyklių. Tai reiškia, čia negali būti naudojama trąšos, kažkokios ten salietros ir panašiai. Viskas turi būti be pesticidų. One time a week. Yeah. Nu tai va, tai galvojau, kad čia vandenuką purškia. Tai atėjau, sakau, gal galit man šiek tiek užpurkšti, nes labai karšta. Bet pasirodo, čia trąšas varo. Natūrales. Purškia natūrales trąšas su vandeniu. Išverda ryžius ir įdeda vietinio grybo. Paskui dar pabandysiu patikslinti. Ir visa infuzija vyksta per lapus. O šaknis paprastai nemėgsta drėgmės, tai jos neina labai gilyn, o platyn. Ir čia deda kompostą. O šičia vat būtent purškia lapus, kad pipiras būtų didesnis. Naudoti pesticidus čia yra griežtai draudžiama. Tai apibrėžia būtent, kas yra tas geografinės nuorodos protekcija, tai būtent vietovė, bet taip pat šitie pipirai yra sertifikuoti kaip ekologiški. Tai tik natūralios trąšos, gali būti kakutis, gali būti koks karvės šūdukas ir panašiai. Tai Google mus apgavo. Nu, daryk namų darbus kiek nori. Vienas pagrindinių dalykų, ką mes čia norėjom pamatyti, buvo kaip pipirus nuskynus, būtent tą juodą pipirą, padaro juodu, žaliu, baltu, raudonu ir taip toliau, visas užplikimas ir taip toliau. Nu, tikrai darėm namų darbus, žiūrėjom. Ir laikas skiriasi. Pavyzdžiui, kada derliai yra skinami, tai iškart pirma mintis yra padaryti derliaus kalendorių. Tai būtent kada skinami pipirai. Tai čia pasirodo, Google'as ir visi šaltiniai sakė, kad skinama yra vasario pradžioj, sausio gale, bet eventualiai derlių pradeda skinti kovo vidury ir baigia balandį. Nu tai va, tai feilas juodai, tai nepavyks parodyti šitos dalies, bet pavyko tikrai pamatyti daug ir šiek tiek daugiau suprasti apie vietinių ūkininkavimą ir visas subtilybės. Iš ko susideda visokie užrašai ant pakuočių, fair trade, fair, sąžininga prekyba, sąžiningi dalykai. Tai ne visi tiki jais ir net ir mes turim produktų, kurie yra paženklinti, bet ateina ir tokių skeptikų, kurie sako, ai čia nesąmonė. Bet dėl ko įdomu, pavyzdžiui, dabar šitam ūkį, su kuriuo vystysim toliau diskusiją, kaip dirbti, kadangi jie čia turi daugiau dalykų, ne tik pipirą. Tai dirba 100 žmonių, yra 100 hektarų. Pipirai užima didžiausią dalį, bet augina ir avokadus, čia tokie vietiniai tarsi, vietiniam pardavimam, čilius ir panašiai. Dirba 100 žmonių. Tai 100 žmonių gauna pavalgyti 2 kartus per dieną. Tai įsiprašiau, kad parodytų, kaip atrodo maisto gaminimas 100 žmonių. Einam pažiūrėti. Čia kur valgom. A kitchen. Oh. Hey. How are you? Good? Making a lot of food? Ah. So what are they cooking today for lunch or for dinner? Dinner. What food they are
Soup. Beef soup. Beef second man. Yeah. Beef soup. Soup. Yeah, soup. Chicken? Beef. Beef. Yeah. Okay. Tasty. With peppers? Spicy? That we don't use pepper because this food we don't use. Okay. Soup don't use. Yeah. Okay. Like fry we use pepper. Okay. And we also use our own pepper, Yeah. like the ghost pepper. Do you also use the fresh green? Yeah, string. Okay. And I can share you with the pepper. Tai va tokie konteineriukai maisto. Ir čia yra čili pipirai. Tai geriau neliesti jų, nes kas čili pipirus mėgsta, tai tikrai atpažinsit. Here's Carolina Reaper. O, Carolina Reaper. Kaip atrodo Carolina Reaperis, šviežias, visas ant saulės pasideginęs, nice. Tai kaip auga citrinžolė? Žodžiu, šiandien visko daug, bet ne visi žino, tai parodysiu. Tai jeigu patrinsit citrinžolę, džiovintą, aišku, ne taip lengvai atiduoda aliejus, nes jų turi jau mažiau. Ir pavosysi, tai yra toks gaivus kvapas, kad wow. Tai čia šiek tiek peraugusios buvo. Čia to parodysiu, kaip atrodo jaunas. Nu tai čia va vietiniai vis tiek bando išnaudoti Max vietą. Multikultūriniai ūkiai va to ir žavingi, kad jeigu viena kultūra kokią problemą turėtų, parazitai arba nebūtų derliaus, tai juos patemtų kita kultūra. Tai čia dar jie augina citrinas, lemon. Galim pabandyti pažiūrėti, kaip čia jos atrodo dar prieš tai, kol atvažiuoja į supermarketą iki mūsų, iki prekybos centrų. Tai va. Labai skaniai atrodo. Gal pasiskint kokią vieną paprašyti. Tai čia didžiulė teritorija. Tai viso 100 hektarų visokių dalykų, tai galime įsivaizduoti. Viską parduoda pagrinde vietoje. Yra va tokių, pavyzdžiui, kurios čia turbūt jau nokt pradėjusios, o gal sergančios. Bet aš pipirų ekspertas, ne citrinų. Bet vis tiek įdomu pasižiūrėti. O va, matau, geltonų yra. Pradėsiu skeltonuoti. Šitą saulį pasideginusią šiek tiek jau. Tai va, tai žodžiu toks vizitas. Visai įdomu. Planom dar nueiti, čia kakavo buvo visas laukas, bet jau pradeda temti ir čia dar valanda pusantros reikės grįžti žvyrkeliais, tai tamsoj to malonumo mažiau yra. Bet labai faina diena. Įdomu buvo pamatyti. Aišku, kaip minėjau, feilas numeris 1, tai kad šiek tiek nepataikiau į skinimo laiką. Bet ir pamoka, tai labai tikiuosi, kad Vietname laikas bus geras. Chai nó con màn của. Pram. Cho à nó sao màn pì. Bây giờ. Hả? Nó có thế. Hello! Gerai, čia pagrindinis žiedas yra. Ir čia kažkur atiduoti kirdą reikia. Bet jisai čia man toks šiek tiek baisiausias taškas visam šitam, nors šiaip eismas labai tvarkingas palyginti. Aišku, nesuprantu, kaip čia kirsti visus šitos dalykus, bet kažkaip čia jie įvažiuoja ir įvažiuoja. Dabar gaziuko biški. Ir kažkaip taip. Nes čia nėra pirmumo žiedė, nei jokios juostos negalioja.
Ir galbūt dabar aš išvažiuočiau, jeigu ta mergina nieko prieš. Oi, kažkaip taip, tada taip. Ir gal čia. Tai diena baigėsi visai smagiai. Toks nuovargis jaučiasi, kaip po bulviakose. Tai iki greito ir tikiuosi patiko.